Dokumentika, iš Kauno undergroundo dokumentika. O. Man iš karto per daug rankų. Jo, tu nei geri, nei ką. Jo. Mane remia gubernija. Nealkoholinis. Nealkoholinis. Blen. Gal remia, gal ne. Nu, žinai, kad tu nepyk, bet aš laikysiu jų rankui tiesiog. Ką nori paklausti? Tai noriu paklausti visų pirma, kaip jaučiatės, kaip sekasi. Nusipirkau, karočią, iš Lido dahoje dalykų, tai bent tarpe iš šito, žinai. Parodai. Kažkaip, Ne, jo, čia reklamė. Kažkoks, žinai, bet ta prasme viskas iš Lido yra šūdas. Dabar yra pilnatis visų pirma. Ir antra, aš atveriau pas tave, tu atrodai dok. Kaip tu atrodai? Tu nesugadinsi. Suota ir ką tik pomai virš. Teko lipt laiptais, ne? Jo. Nelabai patiko. Dėl to dar iki šiol dūsų biškį. Žinai, reikia pailsėti, reikia pakvepuoti. Biškį nustosi tuo. O tai serija rūkote, sakykit, ar ne? Jo, rūkau, ką rūkau. Ne, bet tai ar tu nori parūkyti, aš tai turiu savo. Ne, tai aš irgi savo turiu. Tai mes save gerbiantis tipo bomžai dabar. Mirkt, it's a joke. Ne, nu. Nu, ta prasme, aš ne... Mes šiaip tai normalesni rūko tabaką tik tais. Žinai dėl ko, nes jeigu baigėsi tabakas, gali rasti bet kada prie stotelės, karočią, vieną kitą, nu, kancerėlį. Būkim biedni, bet teisingi, jo. Gaunasi prie tabako. Tai gal dėl to. Aš gal grįšiu, kur buvau. Mes biški oligarchijos, žinai, ta prasme. Nu kaip, Nu, tokie. turtingesni gal šiek tiek. Aha, aukštesnės pakopos. Nes, Bomžijos oligarchija. Bomžijos oligarchija. ne, mes kaip tik žemesnės. Ai, ne, tai nesismulkink, ta prasme. Matai, žinai, aš manau, dėl ko jie nesirūpina nusipirkti nei cigarečių, nei Alkoholio. šito sulčių, nei alkoholio. Žinai, dėl ko? Nes jiem nerūpi šaibos, ta prasme. Jie rūpinasi muzikai ir panašiai. O mes, karočią, biški susirūpinę visais kitais dalykais, tai ir esam biški apsirūpinę. Ir aš ką tik prieš 6 minutės atviriau su Bolto taksiu. Tai ta prasme mes jau kaip ir irgi prie to, bet, Pažengę tokie jau. nu, kaip ir kažkas tokio. Jo. Nežinau. O šiaip, mėly ponės ir ponai, jūs turėtume pažvelgti, kur mes esame. Kauno transporto arterijų širdyje. Širdyje, štai čia matote... O, ble. Štai čia matote traukinių. Traukinių, Mėnulis, tiltas, biški chatų ir nuomonė. Vat kas čia svarbiausia yra nuomonė. Už Lietuvą. Nu, Gražulis mums už tai nedavė šaibų, bet, nu, sakykim. Bet čia Gali pasakyti dabar, aš nusiųsiu Gražulį, tu jam pasakyk, kad jis tau duotų šaibų, dabar dvacoką, kad tu paminėjai jo šūkį. Tai čia iš vis ne Gražulio šūkis yra, ta prasme, kas tas Gražulis? Yra šunikis. Ne, ta prasme, niekur neprilipo, kažko prisidarė Seime, ta prasme, kas jam prisidarė, palauk, dėl ko išmokė. Už kažką, ne, tokia gana reikšminga. Tai karočią, pokšto savo dalbajobus pritraukė, kad už jį pabalsuotų į Europos Sąjungą, žinai. Kad gautų atostogas. Nu, tai jisai, žinai, ką gaus, ten iš vis kosmiškai. Bet tai supranti, o dabar palabiški. Tai važiuok, kad nenukristų žemyn. Nenukris, bet supranti. Tai dėk žemyn tada. Ne, va, zibis. Tu jungi? Jo, yra fu. Nu, tai va, ką gražu. Pala, patikrinsiu, ar įjungiu. Patikrint geriau. Jo, pala.